Svečiuose pas Valdą Slimanavičių, savo artimą draugą ir geriausią Lietuvoje mitybos specialistą, kuris man padavė mano trenerį ir jisai vadovavo mano pasirengimui ir mano transformacijai, kurią aš dariau ruoždamasis knygos Pasiek savo tikslą, savo motyvacinės knygos viršeliui. Ir tada su Valdu mes šiandien pabandysime, tai yra nepabandysime, mes jau padarysime, apžvalgą baltyminių kokteilių ir mass gainerio. Tai yra mes pradedame seriją apie maisto papildus ir aiškinsime, kuo maisto papildai skiriasi vieni nuo kitų, kuriuos geriausia vartoti, kam geriausia vartoti ir kokiais atvejais. Gerai, Valdai, tada pats pirmas klausimas būtų, kuo iš esmės skiriasi baltyminis kokteilis nuo mass gainerio, nes iš pirmo žvilgsnio žmogus, kai ateina, kuris pirmą kartą susiduria su maisto papildais, jisai mato vieną bonkutę arba kitą bonkutę, arba vieną maišelį ir kitą maišelį, ir ten miltelį, ir ten miltelį, ir ten skanu, ir ten skanu. Na ir nuo kito, atrodo, augs bicepsas ir nuo kito augs tricepsas, bet jie kažkuo skiriasi ir kuo. Na taip, dauguma žmonių galvoja, ypač jaunimėlis, galvoja, kad tai, kas yra milteliuose, tai yra tas proteinas. Tačiau jie šiek tiek skiriasi ir jų esminis skirtumas, kad baltyminis proteinas tai yra grynai baltymai, na, o gaineris taip vadinamas, baltymų ir angliavandenių mišinys. Tai toks yra esminis ir pagrindinis jų skirtumas. Koks tas santykis būna, jeigu mes paimam baltymus, ne baltyminį kokteilį, ten irgi vis tiek didžioji dalis yra baltymų ir šiek tiek būna angliavandenių ir vos riebalų. Ir tada, kai mes paimam gainerį, ten, kaip sakai, yra baltymų mišinys ir angliavandenių mišinys. Koks tas santykis baltyminėme kokteilyje ir gaineryje? Santykis gali būti ganėtinai reikšmingas. Ir baltyminis kokteilis dažniausiai tai bus nuo maždaug 70 procentų iki 95 procentų gryno baltymo, o gaineris tai vadinamas, jisai gali būti nuo 10 procentų baltymo iki 50 procentų. Nes jeigu jau viršyje 50 procentų baltymo santykį tarp baltymų angliavandenių, jis jau, galima sakyti, jau beveik nebe gaineris. O dažniausiai, kaip amerikiečiai pavadino tokį produktą, kur yra maždaug pusę baltymų, pusę angliavandenių, tai yra toks kaip maisto pakaitalas jau. Yra jau tokia nauja, ar tokia jau kita kategorija, nauja klasifikacija. Dabar tie gaineriai, kurių ta sudėtis taip smarkiai skiriasi nuo 10 procentų baltymų sudėtyje 100 gramų, ne iki 50, ar taip apibrėžia tas skaičius gainerio kokybę? Iš dalies taip. Iš kitos pusės čia yra, gamintojų sugalvoti tokie būdai, kaip galima būtų kažkokį produktą atpiginti. Aišku, įdėsim mažiau baltymų, daugiau angliavandenių, automatiškai produktas atpinga. Galima padaryti didelę pakuotę, nebrangiai ir tai žmogui tinka. Tai faktiškai gaunasi, kad kuo daugiau angliavandenių, tuo tas produktas yra pigesnis. Dėl to, kad angliavandeniai apskritai kaip produktas yra pigesnis už baltymus, net jeigu nueitumėte į parduotuvę ar palygintumėte baltyminių produktų, tai yra mėsos, žuvies, kiaušinių ir liesų pieno produktų kainas, su angliavandeninių produktų, ryžių, makaronų, grikių, batono ir cukraus kainomis, tai labai akivaizdžiai matytųsi, kad baltyminiai produktai yra ženkliai brangesni. Ir dėl to, kalbant apie maisto papildus, taip ir gaunasi natūraliai, kad kuo daugiau maisto papilde, proteinė arba gaineryje yra baltymų sudėtinėje, jo sudėtyje, kuo didesnis procentas, tuo produktas yra brangesnis. Ir kuo daugiau angliavandenių, kadangi angliavandeniai kaip žaliava yra pigesnė, tuo produktas yra pigesnis. Tikrai taip. Gerai, dabar tie angliavandeniai, kurie yra gaineryje, kokie jie būna? Ar tai paprastas cukrus, ar iš kur tie angliavandeniai paimti? Ar kažkokie sumalti ryžiai, ar sumaltos avižos, kas tai yra? Na, jeigu žiūrėti vėlgi gamintojų norą padaryti kuo pigiau, tai be abejo produktai bus kuo daugiau tų, paprastų angliavandenių ir tai vadinamų cukrų. Toks produktas be abejo nėra labai naudingas, galbūt nebent naudingas tavo finansinio atžvilgiu, išleidai kuo mažiau, bet realiai tai ne. Kadangi kažkurio laiku internete ir visur prasidėjo tokia, sakykime, informacinis bumas, kad daug kas pradėjo daryti tokius įvairius filmukus, pasidaryk gainerį pats. Nu ir kaip pats žinai, jį galima pasidaryti iš esmės. Ir aš jį dariau. Tai va, ir tu jį darėjai, man atrodo, kažkokiam video, ir aš jį mačiau, ir tai visiškai normalu. Ir šitą dalyką dabar pagavo dauguma gamintojų ir jie atsižvelgia į, daugumas pirkėjų, klientų tokius pageidavimus
ir pradėjo, reiškia, gainerius daryti su sudėtiniais angliavandeniais. Nu, kas jau mums, kaip sportininkam kai kuriem, tai jau yra kur kas didesnė nauda, negu gerti tos cukrinius angliavandenius. Taip, paaiškinsiu, kad sudėtiniai angliavandeniai, jie turi daug mažesnį šansą virsti kūno riebalais negu paprastieji angliavandeniai. Paprastieji angliavandeniai, paprastai kalbant, yra cukrus, sudėtiniai tai yra ryžiai, grikiai, avižos, pilno grūdo makaronai, jeigu mes kalbam apie maistą. Jo. Kaip tie sudėtiniai angliavandeniai, kokią formą jie atsiranda produkte, tame geineryje? Tai vėlgi, yra nemažai gainerių dabar atsirado būtent su, reiškia, maltom grūdiniam kultūrom. Nu, sakykime, ryžiai, sakykime, ypač rudieji, avižos, kas labai paplito, kadangi avižos yra ganėtinai pigios, tai tiesiog gamintojai deda maltas avižas, į miltelius sumaltus, plus geri baltymai, šiek tiek saldiklių, skonio ir viskas. Tai yra paprasta, patogu, gerai ir iš esmės tie angliavandeniai būtent yra tokie, kokie būtų reikalingi. Tai yra jie sudėtiniai, jie ilgiau pasisavina, turim gerą viduje greitą pasisavinamą baltymą išrūgų. Tai yra toks jau geineris yra kur kas palankesnis vartojimui netgi kasdien. Ir jisai, kaip minėjai, iš esmės neapkrauna nei organizmo, nei, sakykime, tie angliavandeniai virsta kažkokiais riebalais ir bijoti, kad ten, reiškia, geriu geinerį tokį ir priaugsiu ten kažkokių riebalų, tai ko gero taip nelabai ir atsitiks. O tu nuo tų pigių gainerių, kurių didelę dalį sudaro cukrus, tai tokia tikimybė jau yra, ne? Ja, tokia tikimybė yra ir tokius geriant jo svarstyklių parodymai keičiasi kur kas greičiau. Dabar kaip žmogus prieina, pamato kažkokį geinerį parduotuvėje, ne? Ten geineris, vienas geineris, kitas geineris, taip toliau. Iš kur jam žinoti, kad tie angliavandeniai šitame produkte yra geri, o šitame produkte yra blogi? Čia reikėtų vėlgi išmokti skaityti etiketes. Jo, etiketes. Nežiūrėti į viršutinę, nežiūrėti į viršutinę pusę produkto, kurį yra čia. Tiesiog mes atverčiame į kitą pusę, tai kas yra čia, va čia ir turėtume paskaityti, kas jame yra. Tai yra sudėtį. Kad būtų geras geineris, kokių žodžių jam reikia ieškoti? Pirmiausia, reikėtų ieškoti išrūgų baltymo, tai yra neturėtų būti kažkokie sojos baltymai, ar ten dabar yra mada visokie ryžių, grikių, ten baltymai augalinės kilmės, jie nėra labai vertingi, tai geriausia, kad jame būtų kuo daugiau galbūt išrūgų natūralaus baltymo. Ir tolimesnis, ką jūs turėtumėte atkreipti dėmesį, būtent į angliavandenius, būtent ką sudaro angliavandeniai. Ar tai bus, sakykime, dekstrozė, gliukozė, maltodekstrinas, ar tai bus jau, kaip minėjau, kažkokios tai avižos, galbūt kaip šitame geinerį mes matome žodelį vitargo, tai yra, reiškia, būtent daroma iš krakmolo specialūs angliavandeniai, kurios gamina tik Skandinavijoje ir jie neturi, reiškia, kažkokių papildomų cukraus. Tai reiškia, žmogus turi ieškoti tų žodžių, kurios geriausiai supranta, kad iš avižų, iš ryžių angliavandeniai paimti, ne? Jeigu čia ta taisyklė, jeigu žodžių nesupranta, reiškia geriau nepirkti. Geriausia, kaip ir ne tai, kad nepirkti, bet tokiu atveju atėjus į papildų parduotuvę, geriau pasikonsultuoti su specialistu, kuris jums, kaip sakant, paaiškins ir parodys, kuris yra kuris. Bet tai yra pačiam labai nesudėtinga pasidaryti. Ir dabar tada dėl žmonių kategorijų, žiūrėk, kam vertingiau yra gerti geinerį ir kam geriau gerti baltyminius kokteilius? Tai čia vėlgi turėtume ko gero atsižvelgti į mūsų pačių organizmą. Jeigu tai yra lėta mūsų medžiagų apykaita ir niekaip nepavyksta susitvarkyti su tom kalorijom, tai be abejo, ko gero geinerio nereikėtų rinktis, koksai jisai bebūtų. Tiesiog renkamės geriau baltymą ir nesukam savo galvos iš tikrųjų. O jeigu mūsų tikslas yra visiškai kitas, kitokia medžiagų apykaita. Tai jeigu labai greita medžiagų apykaita, ir sunku priaugti, sakykime, tiems, kas nori priaugti ir galbūt tiems dar, kurie
negali sukontroliuoti savo apskritai mitybos per dieną. Sakykime, ten esu kažkoks tai studentas, moksleivis, kur ten, mokykloje nebent bandelę suvalgau, tai faktas, kad po pamokų eiti ar po paskaitų eiti dar pasportuoti, tuščių skrandžių nieko nevalgys beveik visą dieną irgi yra blogai. Tai yra gaineris tokiu atveju užpildys mums pakankamų kiekių baltymų, angliavandenių, ir bendrų kalorijų dienos racione. Tada mums tai bus į naudą. Supratau. Gerai, ir tada dabar laikai optimaliausi, kada gerti. Tarkime, pradėkime nuo baltyminį kokteilio. Kokie būtų, kas pats geriausias laikas gerti baltyminį kokteilį? Baltyminio kokteilio optimaliausias vartojimas tai būtų dviem atvejais. Tai būtų anksti ryte, kai jūs atsikėlėt. Ir antras atvejis, kada reikalingiausias baltymas yra, tai būtų po treniruotės. Jo, nes anksti ryte ir po miego, iš karto po treniruotės yra pats geriausias baltymo pasisavinimas, dėl to prasmingiausia tuo metu gerti. Taip, ir trečias variantas tai jau būtų, kaip tu žinai, tai būtent vakare prieš miegą. Tačiau čia turėtų būti pasirinktas truputėlį kitas baltymas. Šiuo atveju. Ilgesnio pasisavinimo baltymas. Tai bus kita mūsų tema, tai irgi apžvelgsime šiek tiek detaliau. Ir tada optimaliausi gainerio vartojimo laikai. Gaineris taip pat, kiek susiduriu su, sakykime, žmonėmis, ypač jaunimėlių ir apskritai žmonių dauguma nemėgsta valgyti pusryčių. Tai vėlgi tas pats variantas panaudoti tokį produktą pusryčiams vėlgi yra gerai. Geriau negu, sakykime, atsikėliau kava su cigaretė ar kažką tai po ranką pasiėmiau kažkokį sumuštinį, vėlgi kavos ir bėgu. Ir reiškia, jau skaitau, kad čia mano pilnaverčiai pusryčiai. Manau, kad gaineris bus kur kas pilnavertis pusrytis negu ten sumuštinis su dešra ir kava. Ir po treniruotės jisai tinkamas? Prieš treniruotę ar po treniruotės geriau gainerį gerai? Čia labai vėlgi įvairiai. Aš ne visada rekomenduoju vartoti taip vienodai, arba prieš treniruotę, arba po. Sakykime, po treniruotės vėlgi, kada jūs organizmas išvargintas ir reikia jam atsistatyti, po treniruotės yra gerai. Vėlgi, jeigu jūs nespėjot pavalgyti ir jaučiatės alkanas, galbūt tada geriau dar ir prieš treniruotę išgerti. Kad visumoje gali būti vartojimas ir taip, ir taip. Vėlgi priklausoma nuo poreikio, galbūt amžiaus ir mūsų medžiagų apykaitos. Tai apibendrintai vėlgi gaineris kaip ir baltyminis kokteilis. Pirmas laikas ryte tik tai atsibudus, antras laikas geriausia būtų iš karto po treniruotės ir dar tuo atveju, jeigu į treniruotę jau vyksite, matote, kad vykstate į treniruotę ir jaučiatės alkanas, tada tinka dar ir prieš treniruotę, kad nesportuotumėte tuščių skrandžių ir nebūtų tas žemas cukraus lygis ir kad nenualptumėte treniruotės metu, nereikėtų kviesti greitosios, ypatingai kai kamščiai yra piko valandomis. Ar gaineris tinka prieš miegą? Gaineris jokių būdų nereikia vartoti prieš miegą, kadangi jums reikia miegoti ramiai, o ne atsigulti prigėrus gainerio, prakaituoti ir deginti tas kalorijas, kurias jūs išgėrėt. Nesvarbu, kad ten būtų jos ir iš avižų. Tai tas tikrai nelabai tikrai. Tai gaineris skirtingai nuo baltymų, kadangi baltymų neturi angliavandenių, jie prieš miegą tinka. Gaineris dėl turimų savo sudėtį angliavandenių prieš miegą tada nėra tinkamas produktas. Gerai, Valdai, ačiū tau, man atrodo, šitą klausimą mes jau pilnai atsakėme. Greitai atsakysime kitus